Dieve, kaip jaudinos šakis, atrodo, Dieve, ašgi tiek kalbu į kamerą, tiek daug rašinėjau, nagrinėjau, bet taip jaudinos, aš jaučiu, kad čia yra naujas formatas, čia iš tikrųjų yra naujas formatas ir man kaip pirmas kartas, o žinot, tie pirmieji kartai, jie tokie būna kartais nesąmoningi ir aš žinau, kad aš po to praėjus metams ar 2 žiūrėsiu šitą video ir sakysiu, gerai pavarėjai, vat aфигенно pradžia, taip ir toliau. Sveiki visi, aš esu Olga Dejokienė ir Instagram'e jūs galite žinoti mane kaip Planetų Madam. Ir savo sekėjams labai senai žadėjau, kad pradėsiu rašinėti daugiau kažkokių tai informatyvių video, kas liečia būtent sielos formulę. Šitas video turėjo būti skirtas Denui Ilivera. Jeigu pamenat, vasarą aš minėjau, kad būtent jis buvo rastas negyvas viešbučio kambaryje ir šitas vyras mirė, kai jam buvo 54 metai. O kodėl jisai taip mane sudomino? Nes aš labai norėjau pasižiūrėti jo sielos formulę, nes buvo įdomu, kokios planetos jų padėtis rodė būtent jo susidomėjimo paranormaliais reiškiniais. Nes jisai būtent tyrinėjo paranormalius reiškinius. Nuvilsiu, žinokit, nėra jo tikslios gimimo datos. Mes žinom, kad jisai yra gimęs 1971 metais, bet net ChatGPT man nepadėjo susirasti jo gimimo mėnesio ir datos. Tai va, labai gaila, kasgi mane sudomino, nes mane domina tokios temos, būtent kaip pagal gimimo datą, pagal tam tikras planetų padėtis mes galim numanyti, kodėl būtent ta tema, ezoterinė tema, paranormalių reiškinių tema yra įdomi žmogui. Denas Rivera, jisai iš tikrųjų būtent tuo metu, kai jį rado negyvą, jisai buvo ture po Ameriką su Lele Anabele. Kas žino tą lėlę. Iš tikrųjų yra daug filmų sukurta ir filmai yra sukurti pagal tikrą istoriją, bet kiek jinai yra tikra, mes nežinom. Jūs galite parašyti komentare savo nuomonę ir jūs tikit, kad ta Lele Anabele buvo aplamai apsėsta. Nes tikime, kad jinai buvo apsėsta demonų ir kad būtent jinai 1970 metais manipuliavo žmonėmis, ypatingai tais, pas kuriuos gyvena, kas buvo tuo metu šeimininkų tos lėlės, sakykime, ne, ir jinai manipuliavo jais, norėdavo, kad ar jie savo kažką tai blogo pasidarytų arba kitiems. Ir tada pagal filmą mes žinom, kad ta lėlė papuolė pas sutuoktinius vorinus, kurie būtent dirbo su tokiais apsistais daiktais arba net žmonėmis, ir egzorcizmo seansus atlikdavo. Denas Rivera buvo rastas viešbučio kambaryje būtent tūro metu, kai ta lėlė buvo čia gabenama per visą Ameriką ir kai žmonės galėdavo ateiti ir ją pamatyti. Ir būtent po šio įvykio buvo įrašas anūko Lorraine Warren, kuris ir sakė, kad jo močiutė visada buvo prieš, kad žmonės aplamai ją liestų, taip, bet tam tikros apsaugos. Ten greičiausiai, kad pirštinės kažkokios būdavo, nes ta lėlė buvo patalpinta į tam tikrą dėžę. Ir jau nekalbant apie tai, kad pačią lėlę galima paliesti, tai net tos dėžės su nuogom rankom negalėdavai paliesti, nes dėl tam tikrų saugumo priežasčių. Tai vat man labai įdomi nuomonė, ar jūs tikite tokiais dalykais. Ir labai gaila, kad negaliu pasižiūrėti Deno formulės, bet labai tikiu, kad ten bus tam tikrų planetų padėčių, kurios būtent ir lemia tą susidomėjimą. Ezoterinę temą, nagrinėjimą, tyrinėjimą, ten tikrai turi būti kažkokia vandenio energija arba uranas sielos formulės centre. Taip pat Plutonas stiprus, kuris irgi labai mėgsta gilintis tam tikras temas. Tai va, galim iš tikrųjų pasižiūrėti, kur Plutonas bent jau buvo 71 metais ir jau mes galim tada kažką tai apie tai pasakyti.
71 metais Plutonas yra svarstyklių ženkle. Tai transformuojanti energija, būtent kas liečia partnerystę. Taip. Tai buvo tik pradžia, kai Plutonas įžengė į svarstyklių ženklą. Ir šitie žmonės, kuriem dabar virš 40 metų ir turi dabar Plutoną svarstyklių ženkle, ir jie būtent savo gyvenime ištisai transformuojasi santykių temai. Tai čia, kad kažkas tai labai tokio būtų susijusi su ezoteriniam temom, nelabai aš matau, bet labai gaila, mes nežinom mėnesio ir dienos, kada Denis Rivera gimė. O jis iš tikrųjų tarnavo armijoje ilgą laiką, o būtent paranormaliais reiškiniais jisai domėjosi daugiau negu 10 metų, dalyvavo ten įvairiuose šou Amerikoje, Amerika labai mėgsta tas temas, turėjo šeimą, turėjo 3 vaikus, dabar iš tikrųjų policija nieko tokio įtartino jo mirtyje nemato, tiesiog sustojo širdis, bet kaip ten iš tikrųjų yra, kaip jūs manot? Ar galėjo būti tai, kad kažkaip Anabelė, lėlė Anabelė, tai galėjo paveikti. Ačiū labai, kad žiūrėjote, nors ir nebuvo galbūt labai informatyvu, kas liečia sielos formulę, bet kažkaip man vis tiek norėjosi jums kažką tai įrašyti, nes aš žadėjau. Ir žinau ir mačiau tikrai pagal įsitraukimą, kad šita tema jums labai įdomi. Tai va, štai toks trumpas ir truputėlį jaudinantis iš mano pusės, labai jaudinasi, turbūt, kad jaučiasi ir net iš mano intonacijos, visai kažkaip nauja patirtis. Tai labai būsiu dėkinga, jeigu mane palaikysit. O komentaruose galite rašyti, kokią asmenybę įdomią norėtumėt, kad aš apžvelgčiau. Ir tą tokią įdomesnę linkmą, ne taip, kad kažkokia įžymybė tiesiog, o ten, kur mes galim iš tikrųjų kažkaip tai surasti priežastį, kodėl būtent taip tas žmogus turėjo, nežinau, kažkokį tai stiprų norą kažką tai daryti arba kažkuo tai domėtis. Ačiū už jūsų palaikymą ir iki kitų kartų.